Ruošiamės Čikagos NATO summitui ir tai yra labai simboliška, kad lietuviai grįžta į Čikagą, kuri labai padėjo Lietuvai atstatyti nepriklausomybę, kovoti už ją. Mes tikrai niekad nepamiršim lietuvių amerikiečių, kurie kovojo už mūsų nepriklausomybę. Ir dabar po 22 metų mūsų nepriklausomybės mes grįžtam kaip NATO nariai, mes svarstom NATO ateitį, mes svarstom savo saugumą, mes bandysim priimti sprendimus, kurie yra labai svarbus mūsų saugumui, kaip Baltijos oro policija, energetinio saugumo centro įsteigimas Lietuvoje, Afganistano ateitis. Mes džiaugiamės, kad mes esam šios šeimos dalyviai ir kad mūsų ilgas kelias į laisvę simboliškai ne tik, kad baigėsi Čikagoje, bet kad mūsų ilgas kelias į laisvę yra kaip NATO šalis, kaip konsoliduojanti, kad Čikagoje baigėsi tam tikras etapas mūsų kovos už laisvės, mes lyg sugrįžtame ir sugrąžiname tą padėką Čikagos žmonėm, kurie už mus kovoja taip ilgai.